Labą dieną, ar jūs esat vaikų reumatologijos ir kardiologijos retų ligų centro vadovė? Taip, sveiki, aš esu Aušra Šnipaitienė, gydytoja vaikų kardiologė ir vaikų reumatologė ir vadovauju šiam ligų centrui. Sakykit, kaip atrodo jūsų darbo diena centre? Darbo diena daugiausiai didžioji dalis užima darbas poliklinikoje, tai kur šiuo metu ir esame ir kur atliekame tiek širdies, tiek sąnarių echoskopijas, kitus reikalingus tyrimus atvykusiems vaikams. Koks yra šio centro tikslas? Mūsų centro tikslas padėti visiems besikreipiantiems retomis širdies ir skeleto sistemos ligomis sergantiems pacientams gauti laiku priežiūrą, reguliarią priežiūrą ir prieinamą gydymą. Kiek pacientų lankosi jūsų centre? Reguliariai šiuo metu dėl pagrindinės retos reumatologinės ligos juveninio artrito sergamų vaikų turime apie 140, panašiai turime ir retomis širdies ligomis sergančių pacientų. Kokie centro ateities tikslai? Tai žinoma plėstis, daugiau bendradarbiavimo su tarptautiniais centrais, taip pat plėsti dienos stacionaro paslaugas vaikams ir perspektyvoje galbūt turėti pacientams skirtą informacinę sistemą. Ačiū labai, iki kitų kartų. Iki.